tikri draugai dalinasi viskuo. Nuotykiais, laimė. Nesutramdomų juokų. Mažomis nuodėmėmis. Kava su pyragaičiu. Pašnekesiais iki ryto. Draugiškų spirių, jei to labai reikia. Išdaigomis pagalba pačiu geriausiu gyvenimo laiku. Dalinamės ir mes. Juk dabar Baltikum skaitmeninė TV ir internetas tik už 14,5 € per mėnesį. Daugiau nei 70 programų. 100 megabitų sparta, kur be naršytum. O maršrutizatorių pasiimk nemokamai. Baltikum, kai tikri draugai šalia. Ačiū mūsų draugams. Antradienio gegužės 5 dienos laidoje Kėdainių rajono savivaldybėje buvo pristatytas 2014-2020 metų atliekų tvarkymo planas. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje savo kūrybą pristatė 2014 metų knygos suaugusiųjų kategorijoje laureatė Rasa Aškinytė. Rajono tinklinio pirmenybėse nugalėtojais tapo Kėdainių tinklinio klubas. Kėdainių rajono savivaldybėje buvo pristatytas 2014-2020 metų atliekų tvarkymo planas, kuriame numatyta mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, plėtojant racionalų atliekų perdirbimą ir tobulinant esamas atliekų tvarkymo sistemas, įrengiant kuo daugiau rūšiavimo konteinerių bei atliekų surinkimo aikštelių žaliosioms, tekstilės bei statybinėms atliekoms. Plano rengėjas Eimantas Galkevičius pažymėjo, kad uždarius Lapių sąvartyną į Kėdainius bus vežamos viso Kauno regiono atliekos. Todėl Zabieliškio sąvartynas bus praplėstas iki 17 hektarų, tačiau tikimasi, kad Kėdainiuose ir Kaune pastatyti mechaninio apdorojimo įrenginiai ženkliai sumažins buitinių atliekų kiekį, o ir gyventojai bus skatinami rūšiuoti atliekas, nes kaina už atliekų tvarkymo toną gali didėti daugiau nei dvigubai, nuo 32 € iki 72 €. Šiuo metu situacija yra visam Kauno regione labai panaši. Sutvarkoma neypatingai daug tų antrinių žaliavų, dauguma, didžioji dalis atliekų keliauja į sąvartynus. Dėl šitos priežasties daug praranda ir šalis, ir gyventojai. Mažėja sąvartynų plotai ženkliai, o taip pat nevykdomos užduotis, kurios iš Europos yra nuleistos į reiškia, mažesnės šalis, kurios dar nėra pažengę tam tikruose rodikliuose. Sąvartynų 2, Lapių ir Zabieliškio, ir Lapės iki 20 metų planuojama uždaryti, jei bus perpildyta. Zabieliškyje planuojama plėtra 17 hektarų, būtent 300 su tuo, kad Lapės užsidarys. Dėl šitos priežasties reikia gerinti rūšiavimą. Ir esminis momentas, kaip pagerės tas rūšiavimas ir kur nukreiptas šitas dabar planas, skirtingas nuo buvusio tuo, kad visos mišrios komunalinės atliekos bus vežamos į rūšiavimo įrenginius, kurie šiuo metu yra statomi. Kėdainių mechaninio apdorojimo įrenginiai statomas ir statomas Kaune mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai. Kėdainiuose bus paprastesnis objektas, tai bus daugiau mechaninis, o Kaune bus mechaninis biologinis, tai yra, bet kokiu atveju abu objektai bus tikrai, ne vien žmonės, bus mechanizuotos linijos, kurios pačios padarys didelį darbą tam konvejeriai. Ir tikrai ženkliai atlikti tyrimai, prieš juos rengiant galimybių studijos ir numatyta, kad tas jų buvimas pagerins ženkliai situaciją. Žmonės galbūt tiesiogiai to nepajus, gaus tik netiesioginė nauda, tačiau bus išrenkama didelė antrinių žaliavų dalis iš mišraus komunalinio srauto minėtuose įrenginiuose. Kitas momentas yra valstybiniam atliekų tvarkymo plane numatyta sumažinti atstumus iki gyventojų, kur turi būti antrinių žaliavų surinkimo aikštelės. Tai vat būtent tas mažėjantis tie atstumai, gerėjanti prieiga, taip pat numatyta įrengti papildomų tiek Kėdainiuose, tiek kitose Kauno regiono savivaldybėse, įrengti papildomų konteinerių antrinių žaliavų surinkimams, papildomų aikštelių antrinių žaliavų surinkimams, taip pat peržiūrėti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių leidimus, išplečiant juose surinkamų antrinių žaliavų ir kitų, reiškia, medžiagų, kurias galima rūšiuoti kiekius. Tai vat, pagrindiniai turbūt momentai būtų tokie. Žmonės norėtų, kad už tas antrinės žaliavas kažkiek tai rūšiuojamas jiem būtų mokama. Ar yra tokie? Sakykime, nuo 2016 metų planuoja atsirasti tas visoje šalyje depozito sistema, tai vat ką išrūšiuotų iš tų, sakykime, plastmasinių butelių ar skardinės taros, tai būtent už tai ta depozito sistema, galima sakyti, atlygins, bet tai netiesiogiai. Tiesiog
už bet kokiu atveju mes, pirkdami tam tikrą produktą, kas liečia antrinės žaliavas, mes susimokam ir dalis tos kainos nueina atliekų sutvarkymui. Todėl žmonės, kas patenka į antrinių žaliavų, tos konteinerius, jie kaip ir daugiau neturėtų būti apmokestinami, kaip ir nebūna, nes didelę dalį dengia gamintojai importuotojai. Būtent iš tų pinigų, kuriuos mes sumokėjom pirkdami produktą. O ir šiuo metu, sakykime, yra rinkliavos metodika, rinkliavos taisyklės, kaip jos turi būti taikomas ir buvo paskutiniai redakcijai numatyta, jog ji turėtų būti dvinarė ta rinkliava. Vat būtent kaip jūs minėt, kad jei žmogus rūšiuoja, jis turėtų mokėti šiek tiek mažiau. Ar nuo kiekio, reiškia, nuo konteinerių tūrio ir jų kiekio, ar ten yra keli metodai, tačiau faktiškai šitie dalykai nėra taikomi savivaldybėse, nes sudėtinga labai realizuota metodika ir jinai iki pat šios dienos jinai keičiasi ir bandoma ją padaryti tokią, kad būtų gyventojas suinteresuotas rūšiuoti ir kad viskas vyktų sklandžiai. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje savo kūrybą pristatė buvusi kėdainietė 2014 metų knygos rinkimuose suaugusiųjų kategorijoje už romaną Žmogus, kuriam nieko nereikėjo, laurus nuskynusi rašytoja Rasa Škinytė. Kiekvieną dieną sėdu rašyti, tai yra ne pramoga, o sunkus darbas, neslėpė autorė, prisipažinusi, kad kūrybinis įkvėpimas ją aplankė gana vėlai, tik 35 metų. 2009-aisiais išėjo knygelė vaikams Beveik varlės ir romanas Rūko nesugadinti. Po poros metų romanas Lengviausias, o 2013 metais titulą pelnęs romanas Žmogus, kuriam nieko nereikėjo. Istorijos bakalauro ir filosofijos magistro studijas baigusi menininkė minėjo, kad knygos gimsta stebint daiktus, žmones ir situacijas, o kūrybinių impulsų suteikia ir šeima, ir darbas Europos tarybos projektuose, kai tenka lankytis įvairiose ES šalyse. Aš Kėdainiuose gyvenau nuo 3 metų iki 17, paskui išvažiavau studijuoti į Vilnių, tai va, tiek tų sentimentų Kėdainiams. Nežinau iš tikrųjų, nuo kada žmogus tampa rašytoju ir kada aš pradėjau save laikyti rašytoją ir ar jau dabar pradėjau ar ne. Net nežinau. Skaitoma taip, kuo daugiau rašau, tuo tampu skaitomesnė ir tokie prizai tiesiog padaro knygas skaitomesnėm. Aš parašiau 1 knygutę vaikams ir 3 romanus suaugusiems. O temos iš esmės tai yra žmonių tarpusavio santykiai, labai paprastai pasakius, nes žinau, kad skamba labai plačiai ir kad skaitytojai norėtų ko nors konkretesnio, bet aš manau, kad tose knygose kiekvienas turi surasti savo prasmę. Net jeigu aš ir pasakysiu, apie ką ta knyga yra, skaitytojas atsivers ir sakys, man tai atrodo, kad visai apie kažką kitą. Aš pradėjau rašyti gana vėlai, man jau buvo 35 metai, kai aš pradėjau rašyti ir prieš tai aš nesu parašius jokių bandymų, jokių poezijos bandymų vaikystėje, jokių pirmųjų rašinėlių, jokių straipsnių į spaudą, tiesiog vieną kartą atsisėdau ir nutariau, kad laikas pradėti. Prieš tai, aišku, aš parašiau daug vadovėlių ir mokslinių straipsnių, bet 35 metų perėjau prie grožinės literatūros ir praktiškai užmečiau visas kitas sritis. Labai didelę dalį užima vaikai ir rūpinimasis vaikais ir užima darbas, nes aš dirbu Lietuvos edukologijos universitete, dėstau filosofijos įvairias disciplinas ir va, tai yra mano pagrindiniai užsiėmimai ir dar aš dirbu Europos taryboje Strasbūre, kur tarkim kartą per mėnesį tenka nuvažiuoti ten padirbėti truputėlį. Tai va, o rašymui lieka porą mėnesių vasarą. Mane įkvepia žmonės, kuo aš matau skirtingesnius žmonės, tuo jie labiau mane įkvepia, aš manau. O rašymo procesas yra tiesiog darbas, tiesiog atsisėdi ryte prie kompiuterio ir dirbi ir būna dienų, kai ką nors parašai, būna dienų, kai nieko neparašai, bet vis tiek tai yra darbas. Aš sėdžiu ir dirbu nelaukdama įkvėpimo, nes aš turiu rašymui nedaug laiko. Ir aš tiesiog, kaip kažkoks rašytojas sakė, įkvėpimas gali ateit, gali neteit, bet tuo metu, kai įkvėpimas ateis, tu turi sėdėti prie kompiuterio. Tai va, aš ir sėdžiu. Man labai patinka Europos tarybos šūkis, kuris skamba taip, tarnauti žmogiškumui arba tarnauti žmonijai. Ir aš manau, kad toks yra mūsų visų pašaukimas šioje žemėje, daryti ką nors gero kitiems. Svarbu, darant ką nors kitiems, nesitikėti nieko atgal. Kai nustoji tikėtis ko nors atgal, tada supranti, kad sekasi. Tada džiaugiesi kiekvieną smulkmeną, ką padarai dėl kitų. Savaitgalį Kėdainių suaugusių ir jaunimo mokymo centro sporto salėje net 8 valandas tęsiasi šių metų Kėdainių rajono tinklinio pirmenybių finalinio etapo varžybos. Šių metų pirmenybės truko 2,5 mėnesio, jose dalyvavo 11 komandų, buvo sužaisti 59 susitikimai.
Pirmajame etape komandos rungtyniavo rato sistema, tai yra komandos susitiko viena su kita, vėliau geriausiai pasirodžiusios 4 komandos tęsė kovą dėl rajono čempionų vardų. Finalinę ketveriukę sudarė Kėdainių tinklinio klubo, Vikaičių, Laumetrio ir Ažytėnų komandos. Šiemet jau į pabaigą atėjo Kėdainių rajono tinklinio pirmenybės. Šiemet dalyvavo 11 komandų. Džiugu yra tai, kad atsirado naujų komandų apskritai. Ir dar kas gerai, kad senosios komandos taipogi pasipildė naujais žaidėjais. Sakyčiau, per pusę būtų. Pusė miesto komandų susirinko, pusė kaimo. Tai yra Ažytėnai, Krakės, Josvainiai. Naujokų komanda tai yra Krakių komanda. Sakykime, labai mišri amžiaus atžvilgių, tiek labai jauni žmonės, tiek jau tikrai pagyvenę. Daugiau visos jau ne pernai, bet apskritai per 5 metus tinklinio klubo gyvavimo jie yra dalyvavę pirmenybėse. Mūsų komandoje šiais metais dalyvauja 9 žmonės, 5 iš jų yra visiškai nauji, dar nei karto nedalyvavę čempionate. Visiems sekėsi neblogai, kaip matot, mūsų komanda taipogi pasiekė pusfinalį. Ir dar 3 be mūsų, sakykime, išėjome į antrą ratą, bet apskritai pirmenybės vykdyti sekėsi labai neblogai. Žaidimas tobulėja, todėl kad yra leistina atsivežti vieną žaidėją ne iš Kėdainių rajono, tai automatiškai daugelis komandų atsiveža tikrai profesionalų žaidėją ir automatiškai visas lygis kyla tikrai. Po labai atkaklių ir principingų kovų Kėdainių rajono čempionų vardą iškovojo Kėdainių tinklinio klubo komanda. Antrąją vietą pelnė bendruomenės centro Vikaičiai tinklininkai, 3 Laumetrio sportininkai. Geriausiais finalinio ketvirto žaidėjais pripažinti Kėdainių tinklinio komandoje Danas Butkus, Vikaičių komandoje Audrius Knasas, Laumetrio komandoje Taurius Putna, Ažytėnų komandoje Mantas Bartkus. Vikaičių komanda dalyvauja 4 kartą, 4 sezonas. Pirmas sezonas buvo 1, o likusius 3. Taip, kad šiais metais, palei visą tradiciją, būtų gerai būti 2 minimum, o 4 nesinorėtų būti, stengsimės. Kokia komanda? Ar jaunimas pagrindas sudaro, ar vyresnio amžiaus žmonės? Iš viso, kokios tos tradicijos kaime? Turit kur sportuoti, dažnai sportuoti? Pagrindą sudaro jauni žmonės. Vienas jauniausias žmogus yra mūsų 98 metų gimimo. Ir tarp kitų, sakyčiau, lyderis, vienas geriausių šito turnyrų žaidėjų yra Audrius Knašas. Jisai mum pagelbėja, jisai vienas žmogus, kuris yra ne iš Vikaičių, iš aplinkinių. O daugiau jaunimas, 12-okai, yra studijuojančių studentų, ir aš vyriausias. Aš ir Arūnas Vedikas, jis dar turbūt už mane jaunesnis, bet mes, kaip sakant, veteranai. Bet veteranai nereiškia, kad patys blogiausi. Vis dėlto reikia jaunimą suburti, reikia juos pasukti tą linkme, kad jie sportuotų, kad mažiau žalingų įpročių būtų pagundų nueiti šoną. Taip, kad mes tengiamės pabūti visiems tiem jaunesniem vaikinam patarimais, atstoti tėvus. Tam momentui, kol jie yra prie mūsų, galbūt jie mokosi iš mūsų, kaip gyventi ir kaip elgtis, žiūrint į priekį. Kuo įdomus šitas sportas tinklinis? Įdomus tom, kad šitą sporto šaką gali žaisti nuo 7-8 iki kol juda, iki 100 metų. Taip, kad tai tokia šaka įvairiom amžiaus grupėm. Tai kad jeigu imkim mano ir Arūnos Vedikos amžių, tai yra apie 50 plius minus, tai kur gali kitur žaisti? Ar tik tai vyrai, vaikinai sportuoja ir moteris? Deja, Vikaičiuose moteris nesportuoja, jos daug dirba, ūkininkauja, aplink ūkį, aišku, matau, moteris eina pasivaikščioti, vaikšto, toks judėjimas vyksta, bet tik ne sporto aikštelė. Šitas per didelis, šitas gali sprogti. O, va šitų gali būti daug, labai daug. Čarli, tu ir vėl? Kiekvienam savo, bet interneto užteks tikrai visiems. Ypač kai dabar spartusis Baltikum internetas tik už 8,5 euro. Baltikum. Daug interneto. Opozicija nenori vicemero dirbančio be atlyginimo. Nociūnų Muilinyčiai atiteko bendrovės Daumantai LT įsteigtas 15 000 litų prizas verslumui skatinti.
Lietuvos metų knygos pradmenys Vilainiuose. Šias ir kitas naujienas rasite gegužės 5 laikraštyje Kėdainių mugė. Sužinosite, kaip mamytės pasveikino akademiškiai, kokios staigmenos sulaukė Josvainių ir Šėtos socialinių bei ugdymo centrų gyventojai. Be to rasite 15 rajone populiariausių televizijų artimiausių dienų programas. Skaitykite Kėdainių mugę glaustai, aiškiai ir konkrečiai, sužinosite apie šio rajono gyvenimą iš visų pusių. Kėdainių kultūros centre vėl suksis menų malūno sparnai. Tai Kėdainių rajono moksleivių ir jaunimo kūrybinis projektas. Gegužės 7 dieną žodžio sparnas. 14 valandą skaitovų konkursas Pavasaris pražydo žodžiais. Skirtas spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Gegužės 9 dieną sportinių šokių ir muzikos sparnas. 15 valandą Kėdainių sportinių šokių klubo Vilnis ir muzikuojančio jaunimo koncertas. Vilnius 2015. Ateik, šok, dainuok, skaityk, žiūrėk, būk su kuriančiais. Registracija telefonu 8614 655 05. Elektroninis paštas gintarėbrazinskienė@gmail.com. Gegužės 16-ąją Kėdainiuose Didžiojoje gatvėje nuo 12 valandos gatvės muzikos diena. Gegužės 21 dieną Kėdainių kultūros centre 18 valandą Kėdainių ryto pagrindinės mokyklos koncertas. Gegužės 27 Kėdainių kultūros centre 18 valandą spektaklis. Testosteronas Domino teatras. Bilieto kaina 9 eurai, 12 eurų, 15 ir 17 eurų. Švento Juozapo parapijos skelbimai. Gegužės mėnuo skirtas Švenčiausios mergelės Marijos garbei. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyks darbo dienomis, išskyrus pirmadienius 17 valandų 45 minutės, šeštadieniais 15 valandų 45 minutės, sekmadieniais 11 valandų 45 minutės. Gegužės 6 dieną 8 valandą šventos mišios bus aukojamos už mirusias motinas, 12 valandą šventos mišios bus aukojamos už šeimą Švento Juozapo garbei. Gegužės 9 dieną 16 valandą šventų mišių metu vaikų pirmoji šventoji komunija. Gegužės 10 dieną šeštasis Velykų sekmadienis. 12 valandą šventosios mišios bus aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos geradarius ir žvakučių aukotojų intencijomis. Gegužės 16 dieną 16 valandą šventų mišių metu vaikų pirmoji šventoji komunija. Gegužės 17 dieną Viešpaties žengimo į dangų šeštinių šventė. 12 valandą šventos mišios bus aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos darbuotojus, pastoracinę tarybą, choristus, tikybos mokytojus ir žvakučių aukotojų intencijomis. Gegužės 9 dieną 13 valandą šeštadienį Lietuvos futbolo federacijos 1 lygos futbolo rungtynės Kėdainių miesto stadione. Susitinka futbolo klubas Nevėžis ir futbolo klubas Žalgiris B. Kviečiame apsilankyti. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija birželio 6 dieną švęs 75 metų jubiliejų. Maloniai kviečiame atvykti buvusius mokinius ir mokytojus. Šventės programa 13 valandų 30 minučių šventos mišios. 14 valandą registracija, 15 valandą šventinis koncertas, 17 valandą klasių susitikimai, 20 valandą filmas Gimnazija ąžuolų apsupty. Gegužės 14 dieną, ketvirtadienį, 17 valandų 30 minučių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje Seimo nario istoriko publicisto daktaro Arvydo Anušausko knygos KGB visiškai slaptai pristatymas. Po renginio bus galima įsigyti knygą. Laukiame visų, kam įdomi ši tema. Interneto kabelio. Už visus. Kur nepasiekia laidas, pasieks belaidis Baltikum internetas. Biure ar namuose, užmiestyje ar dar toliau. Baltikum belaidis internetas. Neribotas ir stabilus tavo gyvenvietėje.